Kiekviena mūsų raida labai individuali, labai ypatinga ir kalbant apie raidos sulėtėjimą, taipogi galima sakyti, kad tas sulėtėjimas, atsilikimas nuo raidos taip pat yra ypatingas ir skiriasi nuo kitų. Tai labai priklauso nuo to, kokios raidos sritys yra paliestos, kiek raidos sričių ir kokio sunkumo. Svarbu prisiminti, kad mūsų raida tai yra vientisas procesas. Ir mūsų raida, mūsų vystymasis tai turi labai įvairius aspektus. Tai ir motorinė raida, judesių raida, smulkiosios, bendrosios motorikos, tai yra kalbos gebėjimų vystymasis, kalbos supratimo, išraiškos gebėjimų vystymasis, pažintiniai procesai be abejo vystosi, dėmesys, suvokimas, atmintis, mąstymas ir be abejo vyksta socialinis emocinis vystymasis. Visos šitos raidos sritys yra nepaprastai susiję. Ir jeigu vyksta pokytis vienoj iš tų sričių, tai ko gero daromas poveikis ir kitoms sritims. Ir kuo mažesnis vaikas, tuo labiau tos raidos sritys yra susiję. Todėl itin svarbu kuo anksčiau pastebėti, kas vis dėlto veikia ne taip, kuo vaikas skiriasi nuo kitų ir kokią pagalbą mes galėtume jam suteikti tuo palankiausiu metu, kada pagalba yra efektyviausia. Nuo pat gimimo vaiko raidą stebi gydytojas ir jis tikrai reaguoja į bet kokį raidos ypatingumą. Prireikus gydytojas gali nukreipti kitų specialistų konsultacijoms - raidos pediatrų, socialinio pediatrų, neurologo, ortopedo. Kita vertus, tėvams visai pravartu būtų po ranka turėti ir tas vadinamas teorinės amžiaus normas. Jos gali padėti susiorientuoti, kiek vaiko gebėjimai, vaiko raida atitinka jo bendramžių gebėjimus ir raidą. Svarbu atkreipti dėmesį į visas vaiko raidos sritis. Į motorinę raidą, į pažintinę raidą, kalbos raidą, socialinį emocinį vystymąsi. Ir stebint, tarkim, motorinę raidą, tai reikėtų susirūpinti, jeigu pastebim ypatingą vaiko nerangumą. Jeigu jam trūksta koordinacijos, jeigu jam sunku atlikti smulkiųjų judesių reikalaujančias veiklas, jeigu sunku lipti laiptais, labai svarbu atkreipti dėmesį, jeigu kalbos įgūdžiai regresuoja, nyksta arba vaikas visiškai praranda jau turėtus įgūdžius. Tokiais atvejais labai svarbu iš karto nedelsiant reaguoti ir bet koks įgūdžių praradimas bet kurioje raidos srityje tiesiog reikalauja papildomų ištyrimų. Gali būti lengviau pastebėti tos vaiko ypatingumus, jeigu jis yra tarp kitų bendramžių, tuo labiau jeigu jis dalyvauja ugdomosiuose veiklose. Jeigu jam prireikia megzti santykius su kitais vaikais, su ugdytojais, su auklėtojom darželyje, tuo tarpu augant namuose, tokios didelės turtingos patirties, tokios aplinkos vaikas neturi ir galbūt kai kurios dalykus būna sunkiau pastebėti. Tėvai turėtų pasikliauti savo jausmais ir intuicija. Ir jeigu kyla bent mažiausias įtarimas, kad vaiko raida yra ypatinga, kad vaikas vystosi, auga kitaip negu jo bendramžiai, tai be abejo jie turėtų kreiptis pagalbos, kreiptis patarimų, konsultacijų ir pirmas patarėjas gali būti šeimos gydytojas, kuris gali nukreipti kitų specialistų konsultacijoms. Tikrai vertingų konsultacijų gali suteikti švietimo pagalbos tarnybos specialistai. Švietimo pagalbos tarnyboje dirba logopedai, specialieji pedagogai, psichologai, socialiniai pedagogai, kurie gali konsultuoti tėvus apie tam tikrus vaiko raidos ypatingumus, kiekvienas iš savo požiūrio. Kuo anksčiau pavyks atpažinti vaiko raidos ypatingumą, kuo anksčiau pavyks organizuoti pagalbą, kuri tenkintų vaiko individualius poreikius, tuo geresnės raidos prognozės mes galėsim tikėtis. Ankstyvieji metai, ankstyvoji vaikystė yra nepaprastai svarbus vaiko raidai. Visi žinome, kad smegenys šituo laikotarpiu vystosi intensyviausiai. Didėja jų apimtis ir vaikas nepaprastai imlus įvairioms terapijoms, raidos stimuliavimui. Ir jeigu būtent šituo laikotarpiu mes teiksim jam pritaikytą pagalbą, tai mes tikrai gausim gerą efektą ir tiesiog pavyks galbūt išvengti sunkumų tapimo sutrikimais.